turim tokį debą restauruotą pynį 2 sluoksnių. Pynis buvo senovinis, tas ir matosi kietajame sluoksnyje dar, bet jis gavęs naują nuolydį. Taip pat labai smagu dabar su juo žuvį išdarinėti. Sakyčiau, iki 1 kilogramų galim pilnai įsifiliuoti ir ten ir kaulus, ašakas susipjaustyti, prie vištienos kokios tarp sanariukų, ten kiaulių kojas, kas mėgsta darinėti, pasiimti tarp sanarių. Tokį peilį reikia kietą naudoti, kuris atlaiko daugiau, o ne kad pasiim kažkokius peilius, tokius ir žmonės ir sugadina juos. Nes jie yra ploniukai, jie yra tokiam greitam, kai sakėm, pjaustimui, gražiam kasdienai naudojimui, bet jie neskirti, ten kai reikia su jėga kažkur tarp kaulų, kremzlės kokias nupjausti dar ką, tai būtent šitas peilis reikia naudoti. Šitie peiliai yra tokie faina forma, kur galima dirbti ir taip, įsipjauti per kaulus filę ir taip, ir kietesnės daržovės su juo galima pjaustyti ir verčia dar nelimpa daržovės. Aišku, tokias gali ir agurką, bet kokias morkas pjaustant, jis jau gana storas, jis jau laužia, jo nepanaudosite kasdieną kiekvienam kartui. Matosi 2 sluoksniukai, kietoji dalis. Išgalastas yra gerai, bet yra kampas gana toks grubus kampas, kad jis, aišku, laikytų. Ir matote, jau pjauna, jau taip pjauti jis pjauna, viskas tvarkoja, bet jau taip agresyviau pjauna, girdisi. Nes vis dėlto jau kampas yra 20 laipsnių. Bet toks galima panaudoti jėgą. Ir didelę rankiną, 10 rankių. Tai čia jau matot kokią rankiną. Na žodžiu. Domina, statot, įsigijat. Pradžia gera bus kaina. Manau. Iki.